dropped off and thrown down. Sorkin will get that as well. Dunston says, Good right, it's terrific hands from Brian Dunston, picking the pocket with a mallet. Watch the intensity here, hedging out to help on the screen. A hand like a glue trap, saying, give me that. Ripped it away from Nedovic. And then the intelligent off, it guarded through Larnavas, looking for a receiver. They go to Brian Dunston. He gets it away and cans it before the end of regulation to produce a famous hard-fought victory. Looks for somewhere to go. Manic opens it up for him. Giedraitis with the feed inside and Dunston with the throwdown. Little decoy run there from Manic to create that opening. Giedraitis gets in the lane. That's a great pass to Dunston. Great pass to Dunston. And Dunston! The perfect start for Žalgiris. Go to the line for one more. Well, Dunston is one of those players who can. Gevicius beats Dunston down low. Brian Dunston inside with a one-handed slam. And then Gomez, a half-hearted attempt at the steal. Dunston has warned his team against. But straight away, Checking in for the first time, Manic and Zekis, who's firing up the shot, was in there. And there's Dunston doing what he's always done. Comes to receive, gets a screen from Dunston and inside to feed Dunston. Lighty shifts it on. Harrison with the spin, but Dunston is there. Going to impose himself. Nice pass. Dunston throws it down by Ulanovas, who used his physical advantage over Walkup initially, and then Vezenkov gets going. 2 baskets in 90 seconds. Francisco gets Walkup on his back. Back for Dunston. That's a long shot for him. Sasha Vezenkov. Francisco looking to get going, misses, but Dunston, that's what he likes to do. Just seeing over the last decade or so. Francisco creating his own path into the paint and the flying follow. Panathinaikos in the sense that he was a 2-time EuroLeague best. So great again from Matisek. And now Servidis to Dunston. Dunston with the flush! Too easy. Inside to Dunston for the slam. Now back from Ulanovas. Now to Dunston, who skips into the paint, and one for Žalgiris. Backing off. Slips the pass into Dunston. He goes strong to the hoop and finishes for Žalgiris. It's Giedraitis, lovely pass. Dunston with the throwdown by Ulanovas. As we see the Servidis going inside this time, finds Dunston again, lovely pass. Here goes Francisco. Brian Dunston takes on Kavarius Hayes and Brandon Davies on his heel, slapped away on the inside. Brandon Davies with his Brian Dunston with his second block of the night. Terrific paint protection. He spots a gap, fakes and dishes to Dunston. He is able to wrap the ball down. Francisco to Servidis. Dunston all alone inside to tie the game. Metu, his first touch, swatted by Dunston. That's what he does so well. Brian Dunston, second all time. Here it is here. Dunston comes from the help side. Žalgiris Servidį ant parketo meta vietoj Giedraičio. Čia Dunstonas. Briantas Dunstonas. Ir vis dar yra 3 komandinės pražangos. Krekenavos, kai norisi mėsos, vyriausias lygos krepšininkas. Galbūt būtent šį vakarą dar vienas geras Dunstono epizodas. Ir vėl Francisco greitis sukuria dar vieną šansą Bryantui. Ima demonstruoti gyvybės ženklus. 8 jau pelnytas taškas. Dunstonas po krepšių pražanga ir 2 taškai. Išlaukia varžovo. Matome, Dunstonas lieka praktiškai vienas po krepšių prieš Margį Norman.
Vėl ieško Dunstono žalgiriečiai. Dunstonas prieš Įnoką. Ulanovas turi daug mažesnį arčią į Kauną, Rytas neturi komandinių pražangų. Ulanovas šokdina Kaulą ir padeda kamuolį ant lėkštutės Bryantui Dunstonui. 12-11. Dunstonas į baudos aikštelę. Apie tą ateitį jo klube turbūt rytoj gal daugiau išgirsim, nežinau, dar nesibaigia aišku šitas finalas, bet ta tema yra keista. Jau nori faktiškai pasakyti, kad šitas finalas artėja prie pabaigos. Pagreitis, iniciatyva visiškai Žalgirio pusėje. Dunstono dar 2 taškai iš po krepšio. Ulanovas Dunstonui ir šis iš po krepšio. Beveik toksai ir būtų. Čia Dunstonas. Suranda Bryantą Dunstoną ir tai beje yra. Francisco. Manekui. Šis Dunstonui, Bryanas Dunstonas. Užbaigta, sukurta galimybė. Perdavė Kauno. Įsiverčiamas į baudos aikštelę ir Bryantas Dunstonas. Dar sykį. Taip gan užtikrintai išsimetė tritaškį Lukas Reišmontas, o čia dar užtikrinčiau Bryantas Dunstonas. O vis Giedraitis sulaukė Dunstono užtvaros, iš po jos metimas netaiklus, bet Dunstonas čia pasiema kamuolį ir tiesiog vakarieniauja. 10 taškų skiria komandas. Tubelis kaip yra blokuojamas jungtinėmis Dunstono ir Sirvydžio pastangomis. Besišypsantis žmogus užsidirba jau 4-ąją pražangą. Čia dar yra Žalgirio penketas aikštėje. Francisco į baudos aikštelę. Perdavimas Dunstonui ir veteranas. Jis iki prameta iš toli. Dovis Giedraitis ima kamuolį puolime. Dunstonas iš viršaus. Ir čia jau lankstomas krepšys. Skyrinas Įnokas trumpam buvo lygęs prie prancūzo. Brazdeikis siunčia kamuolį Dunstonui į baudos aikštelę. Neturės daug laiko švęsti naujų metų žalgiriečio. Čia Bryantas Dunstonas. Antroji šansų pasinaudoja uteniškiai, tačiau aišku visų pirma galima apie Kestą kirtimą kalbėti. Bryantas Dunstonas krauna jį iš viršaus. Jogvinas įsibėgėja pats iki galo ir čia per daug ko gero avantiūriškai. O čia galim ir Dunstono blokų. Giedraitis Dunstonui. Priejo Jogvinas, metimas kiek atšokus, 2 taškai, tad visi Žalgirio žaidėjai. Giedraitis gražiai nuo parketo Ulanovui, papildomas perdavimas Dunstonui. Giedraitis žaidimas 2-2, Dunstonas leidžiasi žemyn, čia galimybė pataikyti iš toli, netaiklus metimas Brazdeikis, netikslus, bet yra Dunstonas baudos aikštelėje. Ir vėl antro šanso taškai, vėl atkovoti kamuoliai puolime, iš toli taip pat gali pataikyti, nors pataiko 32%, tai nėra tas elitinis rodiklis. Norpo žaidžia iki galo ir pervertina šiek tiek Bryanto Dunstono gynybinius sugebėjimus, galima sakyti, nuvertina juos. Francisco perdavimas iš rankų į rankas. Blogai leidžiasi žemyn Edgaras Ulanovas šį kartą. Taip pat problema, jau 5 kamuolius prarado Kėdainių ekipa žaidžiant čia Žalgirio arenoje. Po to turėjo jau gerokai solidesnį mačą Buika. Čia Sirvydžio perdavimas Dunstonui, ieško Žalgiris vidurio puolėjų. prastas puolimas, prasta gynyba ir šios atakos metu ir dėjimo negauna, bet gauna 2+1. Pusės, nes ten Dunstonas turbūt būtų ir permesta kamuolio, čia tas pats Dunstonas gauna. Čia maždaug apie Dunstono. Vongas, gerai atstumą palaikė Pacevičius prieš Aziją Vongą ir pastarajam pataikyti nepavyksta. Žalgiris ima kamuolį puolime ir dabar jau tikėtis palankaus rezultato tuomet prieš Žalgirį yra labai sunku. Dunstonas iki galo, 2 taškai. Ritmą jaučia ir rungtynių kontrolę laiko savo rankose žalgiriečiai. Na ir tos paskutinės 3 minutės turi būti labai galingos tam, kad Sibet galėtų dar pakutenti nervus. Dunstonas po krepšiu. Aktyvios rankos, lieka vos 2,5 sekundės užbaigti šią ataką. Čia Dunstonas spėja išsimesti ir štai taip. Na, jeigu tai nebus rungtynių, pažiūrėsime, ar ir dabar pavyks tą patį padaryti svečiams iš Vilniaus. Farmanas galėjo gerokai greičiau priimti sprendimą ir įmesti laisvą metimą iš po krepšio, paskui gauna bloką, čia niekas nesugaudo, kol kas Brazdeikis po krepšiu nusimeta kamuolį Dunstonui ir jaumojantis Dunstonas padovanoja dėjimą. Gražu stebėti, kaip Bryantas Dunstonas mėgaujasi krepšiniu.
vagia kamuolį Dunstonas ties vidurio liniją. Na, būtent čia dar kartą ir pamatome, perskaito situaciją. Blaževičius. Rytas bando siūsti į kairę pusę, to padaryti nepavyksta. Francisko suranda Dėdė Dunstoną po krepšių ir Brightas Dunstonas. Taikliausiai 2 taškus meta, taikliausiai 3 taškus meta, mažiausiai klaidų padaro ir daugiausiai blokų išdalino varžovams. Brightas Dunstonas ir jo pirminis dėjimas. Čia buvo kelios užtvaros be kamulio Davidui Sirvydžiui, nepavyko nieko iš to išpešti, bet Brightas Dunstonas rodo savo raumenis prieš Martyną Pacevičių. Veteranas savo vietoje. Sirvydis iškart nemeta, veržiasi po krepšių, nėra pražangos, bet Dunstonas. Vongas. Jo, ilgai nesiskiria su kamuoliu amerikietis ir Neptūnas vėl, atrodo, visą darbą buvo padaręs, bet tokia maža detalė tiesiog. Su Giedraičiu ir Butkevičium startuoja Andrėja Trinkieri, čia Edgaras Ulanovas. Atrodė, kad pametė kamuolį iš rankų, bet pametė jį Brightui Dunstonui. Taip, Dėjo Vongas 11 minučių Jonavoje praleido ant parketo prieš tai. Pirmam mače tik 4 minutės. Brightas Dunstonas čia pelno taškų su pražanga, bet įdomu, aišku, kokia ta Vongo situacija. Kalbėjo Andrėja Trinkieri. Asmeniškai, ko aš tikėjausi, o čia geras padavimas ir... Francisco, dar 10 sekundžių ataką. Žalgiriui nėra kur skubėti, perdavimas Dunstonui. Ir jeigu jis užbaigė pirmasis rungtynes, neįkraudamas kamuolį iš viršaus. Kapitonų dvigova dešiniajame Žalgirio atakos krašte. Ulanovas dar kartą žaidžia nugarą į krepšį. Atlieka perdavimą Brightui Dunstonui. Ir šiaip netaip, išlaikydamas pusiausvyrą, sugeba numesti perdavimą Ignui Brazdeikiui. Francisco, kaip aštriai. Gudaitis buvo perėmęs Brazdeikio priežiūrą, spėjo lyg ir grįžti prie Brighto Dunstono. Gauti kažkokį gerą metimą, tuo tarpu Vilniaus Rytas pastato vieną užtvarą ir meta iš po krepšio. tą matėme prieš pertraukėlę. Čia išsikeitimas, Dunstonas po krepšiu. 2+1. Normantas verčiasi prieš Francisco, Brightas Dunstonas.